Labadiena, esu Dovydas Giedrimas, pristatau klinikinės elektros stimuliacijos svarba kineziterapija ir reabilitacijoje projektą. Šis projektas yra finansuojamas ES Erasmus Plus projekto lėšomis. Pristatysiu ir projekto partnerius, tai pagrindinis ir lydintis universitetas šiame projekte yra Pamukkales universitetas Turkijoje. Taip pat šiame projekte dalyvauja ir kiti Turkijos universitetai. Tai Hatay Mustafa Kemal universitetas, Baškento universitetas, Süleyman Demirel universitetas, Burdur Mehmet Akif Ersoy universitetas. Rumunijoje šį projektą atstovauja Krajovos universitetas, o Lietuvoje šį projektą atstovauja Šiaulių valstybinė kolegija. Taip pat šio projekto partneriai yra ir Turkijos, Rumunijos, Lietuvos ir Estijos kineziterapeutų asociacijos ir draugijos. Tai trečiajame modulyje apie elektros stimuliaciją raumenų sveikatinimui kalbam toliau trečiojoje paskaitoje apie skoliozę sergančių pacientų elektrinę stimuliaciją. Tai šios paskaitos medžiagą parengė profesorė daktarė Zeliha Ozlem Juru iš Baškento universiteto sveikatos mokslo fakulteto kineziterapijos ir reabilitacijos katedros. Šią medžiagą pristatysiu aš, Dovydas Giedrimas, Šiaulių valstybinės kolegijos reabilitacijos katedros lektorius. Taigi, skoliozė yra sudėtinga trimatė stuburo deformacija pasireiškianti šoniniu išlinkimu frontalinėje plokštumoje, išlinkimu ties krūtinė strėlinėje plokštumoje ir užpakaliniu šonkaulių išsikišimu, susidarančiu dėl slankstelių pasisukimų skersinėje plokštumoje. Dėl to krūtinės ląstos šonkauliai išgaubtoje kreivės pusėje pakyla į užpakalinę pusę, o įgaubtoje pusėje pasireiškia įdubimas. Čia ir matom gana aiškiai pavaizduota vienoje pusėje kuprelės atsirandančią pusę, ta deformuota pusė ištempta, o kitoje įdubusią pusę, tai čia tarp šonkauliniai tarpai yra didėja, šiuo atveju kairėje pusėje, o dešinėje tarpai siaurėja. Paskui galiausiai pradeda spausti ir vidaus organus. Skoliozę galima išskirstyti pagal jos etiologiją, pasireiškimo vietą, kreivės formą, pagal kampą, funkcijas bei struktūrinius pokyčius ir paciento amžių. Tai skoliozė klasifikuojama. Tai gali būti krūtinės arba juosmeninės srities skoliozė pagal formą, tai C arba S formos skoliozė, funkcinė ar struktūrinė skoliozė yra išsivysčiusi, tai struktūrinė skoliozė tai yra idiopatinė, įgimta, neuroraumeninė, trauminė ar navikinės kilmės skoliozė. Ir pagal atsiradimo amžių jinai gali būti klasifikuojama, kada atsirado. Ar tai iki 3 gyvenimo metų, tada tarp 3–10 metų, ar tarp 10–13 metų. Veiksmingam skoliozės gydymui būtina ją anksti diagnozuoti, nes yra gana labai sudėtingi ir skaudus padariniai. Tai praktiškai visada pasikeičia stuburo veikimas, stuburo judrumas sumažėja, mobilumas mažėja, atsiranda skausmas, psichologiniai sutrikimai, širdies kvėpavimo organų disfunkcija įvyksta dėl šonkaulių deformacijos, kai jie jau pradeda spausti šios organus. Ir aplamai funkcijos netekimas arba neįgalumas galiausiai gali išsivystyti. Tai skoliozės gydymas yra daug metodų. Tai pačiu sunkiausiu atveju, kai jau niekas nepadeda ir yra pavojus gyvybei dėl vidaus organų kompresijos, tai būtent operacija, chirurginis gydymas yra atliekamas, o iki tol galima atlikti neuroraumeninę elektrostimuliaciją, manualinės terapijas, taikyti įtvarus ar specifinius pratimus. Ir prieš priimant klinikinį sprendimą dėl kineziterapijos ir reabilitacijos programos bei neuroraumeninės elektros stimuliacijos taikymo būtina nuodugniai įvertinti paciento būklę. Reikia įvertinti skoliozę sergančių pacientų laikyseną, judesių amplitudę, raumenų jėgą, lankstumą, skausmo jutimą ir kvėpavimo funkciją. Tai be standartinių kineziterapijos ir reabilitacijos vertinimo reikėtų atlikti ir specifines skoliozę sergančių pacientų procedūras. Tai vienas iš informatyviausių ir aiškiausiai padedančių nustatyti skoliozės laipsnį tyrimų, tai yra radiologinis įvertinimas, kai rentgeno nuotraukos pagalba
būtent yra apskaičiuojamas Kobo kampas. Kobo kampas padeda apibūdinti ir aiškiai nusako skoliozės tipą. Tai čia va, pavyzdys ir yra apskaičiavimo, kai vedami statiniai iš tolimiausių linkių taškų ir yra apskaičiuojamas būtent laipsnis, kokiame laipsnėje yra skoliozė. Kitas iš tyrimo tai yra Adamo testas, tai padeda diferencijuoti, ar tai funkcinė, ar struktūrinė skoliozė vertinama būtent šonkaulių kuprelė. Na ir griaučių branda ir skoliometras, tai galimos būklės įvertinimo priemonės. Tai skoliometras čia pačioje pavaizduotas, jisai irgi toksai gana informatyvus ir gana paprastas atlikimui. Tai skoliometro rezultatais remiantis taip pat galima apskaičiuoti Kobo kampą, santykinį Kobo kampą, kuris pagal specialią formulę yra išvedamas pagal skoliometro duomenį. Tai gydant elektros stimuliaciją, tai jinai turi savo specifinį poveikį. Tai gali padėti apriboti arba sustabdyti kreivės progresavimą, tai būtent patologinių stuburo linkių progresavimą, kad toliau ta būklė neprastėtų. Tai padeda sustiprinti priestuburinius raumenis, padeda palaikyti raumenų grupių pusiausvyrą ir atkuria liemens simetriją ir pusiausvyrą. Tai yra nemažai tyrimų apie elektrostimuliaciją, tai va, tokie pagrindiniai tie terapiniai poveikiai būtų. Taigi, kada galima taikyti elektrostimuliaciją? Tai, išskiriamos kelios grupės, bet gana platus iš tikrųjų pritaikymas pačios stimulacijos, tai galima taikyti ir kai turim kampą nuo 20 iki 29 laipsnių, nuo 30 iki 39 laipsnių išlinkimo pacientams, kurių dar griaučiai yra nesubrendę, tai yra paauglystės periodu, kai yra pats augimo pikas ir ta skoliozė yra didžiausia, tai ir galima iš tikrųjų naudoti tą neuroraumeninę elektrostimuliaciją. Svarbu paminėti, kad jinai nebeatliekama, jau jeigu kreivė arba linkis yra didesnis negu 40 laipsnių. Na ir tyrimais iš tikrųjų įvairių tų tyrimų, to kelis aptarsime, bet buvo irgi nustatyta, kad ilguoju periodu, kad ilgalaikė ta neuroraumeninė stimulacija, jinai gali būti taikoma, tai yra variantų, kai ir taikoma ir nakties metu, ir mažiausiai 8 valandas nuolatos raumenys yra aktyvinami, kol žmogus. Grimbi ir bendraautoriai stuburo deformacijai koreguoti taikė 30 Hz ilgalaikę neuroraumeninę elektrostimuliaciją ties užpakalinę pažasties liniją išgaubtojoje išlinkimo pusėje. Tai konkrečiai buvo bandoma paveikti platųjį nugaros raumenį. Tai pacientai buvo stebimi atliekant raumenų biopsijas, paimtas iš plačiausio nugaros raumens stimuliuojamos pusės prieš neuroraumeninę elektrostimuliaciją, paskui po 3 mėnesių ir po 6 mėnesių po elektrostimuliacijos taikymų. Kai po stimulacijos pastebimai padidėjo pirmo tipo ir ypač antrojo tipo skaidulų procentinė dalis, vidutinis raumeninių skaidulų plotas ir įvairių tipų skaidulų plotas reikšmingai nepakito. Mokslinėje literatūroje pateikiama iš tikrųjų yra įvairių skirtingų neuroraumeninės elektrostimuliacijos parametrų, visgi bendruomenėje sutarėme dėl bendrųjų parametrų, nors tų protokolų iš tikrųjų gali būti įvairių ir skirtingų. Po pirminio įvertinimo pacientas ir jo šeima turėtų būti informuoti apie gydymo tikslą ir eigą, supažindinus pacientą su elektrodų ir stimulacijos, su elektrodų priklijavimu, stimulacijos principais prieš įvedant srovę galima tikėtis, kad pacientas griežčiau laikysis gydymo tvarkos. Jeigu jis bus ir informuotas, kaip viską atlikti, bet svarbu ir apie naudą ir poveikį, jeigu bus kalbama. Stimuliatorių galima duoti ir tėvams, kad jie naudotų jį namuose, aišku, prieš tai juos apmokius, kaip viskas turėtų vykti. Ir kineziterapeutai turėtų pakartotinai įvertinti pacientų būklę kas 3-4 mėnesius, patikrinti vėlgi, jeigu namuose stimulacija atlieka, tai kaip jinai atliekama, kaip kokybiškai. Taigi, tai protokolas neuroraumeninės elektrostimuliacijos parametrai dirbant su skoliozė sergančiais pacientais. Tai gali būti taikoma pulsuojanti kintamoji srovė, stačiakampės formos simetrinė dvifazė srovė.
Impulso trukmė stimuliuojant raumenis gali būti nuo 150 iki 400 mikrosekundžių. Intensyvumas arba amplitudė, tai didžiausia toleruojama, bet čia tas dydis yra labai sąlyginis, miliamperai vėlgi kiekvienam stimulacijos aparate šiek tiek gali būti sukelti skirtingą pojūtį ir poveikį, tai svarbu paminėti, kad miliamperų dydis yra kintantis dydis, kiekvieną dieną jisai gali tam pačiam žmogui būti taikomas skirtingas, priklausomai nuo nervų sistemos būklės. Tai reikėtų tiesiog atsižvelgti, kad būtų didžiausia toleruojama, kokią gali žmogus toleruoti stimulacijos intensyvumas, tai toks ir yra taikomas. Dažnis pagal tyrimus įvairūs taikomas nuo 25 iki 100 Hz ir pasikėlimo ir žeminimo intervalai, tai standartiškai naudojamas nuo 1 iki 5 sekundžių maždaug pakėlimui ir toks pat laikotarpis gali būti ir stimulacijos sumažėjimui. Darbo ir poilsio režimai, tai maždaug naudojamas jėgos principas, jėgos lavinimo principas, kai gana trumpas, bet intensyvus darbas yra atliekamas ir ilgesnė pertrauka. Tai darbas nuo 3 iki 6 sekundžių trunka, poilsio režimas gali trukti iki 25 sekundžių. Gydymo trukmė, tai gana ilga trukmė, tai 1 valanda pagal naujausią mokslinę literatūrą, tai ir kaip ir minėjau, senesnė literatūroje buvo nurodoma, kad net ir mažiausiai 8 valandas yra būtinas miego metu dažniausiai jos taikomas, kad toks ilgas laikotarpis ir pacientas išbūtų viena padėtyje. Bet dirbant su pacientais, iš tikrųjų, ta trukmė yra trumpesnė, dažniausiai stimulacija trunka tiek, kiek trunka ir pats kineziterapijos užsiėmimas. Tai seansų dažnis rekomenduojamas 7 kartus per savaitę ir nuo 3 mėnesių iki 2 metų. Tai krūvis ilgalaikis iš tikrųjų turi būti, kad būtų pasiekiamas kažkoks matomas rezultatas. Tai stimulacija atliekama išgaubtoje pusėje, tai ten, kur raumenys yra ištempti, išilgėję, nusilpę. Tai vienas kanalas arba 2 elektrodai, kitaip dar tariant, tai bus C formos skoliozei, o 2 kanalai jau S formos skoliozei yra taikomi. O stimuliuojami tai yra šoniniai liemens raumenys, kifozės atveju tai prie nugariniai raumenys, lordozės atveju pilvo raumenys, konkrečiai tiesusis pilvo raumuo gali būti stimuliuojami. Tai klinikiniai įrodymai, tai Kohreino bendrijos sisteminės apžvalgos metu autoriai neaptiko tyrimų tyriančių idiopatinę skoliozę sergančių asmenų gydymo chirurginės intervencijos būdu efektyvumą palyginti su nechirurginėmis intervencijomis. Todėl nebuvo įmanoma padaryti jokių išvadų dėl tokio gydymo privalumo arba trūkumo. Tai kol kas tų duomenų yra apie įvairius gydymo metodus, bet jų lyginimo tarpusavėje ir konkrečiai elektrostimuliacijos lyginimo duomenų dar trūksta. Tai kas jau yra nustatyta iš ankstesnių tyrimų, tai kad neuroraumeninė elektrostimuliacija sėkmingai stabdo linkio progresavimą. Taip pat stimuliacija pacientams buvo taikoma kaip vienintelis gydymo metodas. Skoliozės tyrimų bendrija nustatė, kad reikšmingo skirtumo tarp pacientų, kuriems buvo tiesiog stebimi ir tie, kurie buvo gydomi elektrostimuliacija, buvo nenustatyta. Ir naujausi tyrimai rodo, kad derinant neuroraumeninę stimuliaciją su fiziniais pratimais ar nešiojamų įtvarų galima pasiekti geresnių gydymo rezultatų. Tai ta reabilitacija link to ir linksta, kad stimuliacija yra komplekso dalis, nes kaip ir matom, jeigu taikomas tik tais kaip vienas iš metodų arba savarankiškas metodas, tai jis net nesuteikia tokių gerų rezultatų. Keli tyrimai, tai Ko ir bendraautoriai teigia, kad šoninių paviršių elektrostimuliacija yra galimas stacionarios ar progresuojančios sunkių cerebrinių paralyžių sergančių vaikų skoliozės gydymo metodas.
Marujama ir bendraautoriai taip pat nustatė, kad įtvaras yra veiksmingesnis už neuroraumeninę stimuliaciją. Kreivės progresavimo gydymo metodas 10-13 metų grupės idiopatinę skoliozę sergantiems pacientams. Tai matom toks prieštaringas vertinimas, kad ne viena stimuliacija gali teigiamą turėti rezultatą. Na ir tų pačių autorių teigimu, idiopatinės skoliozės gydymo tikslais neuroraumeninė stimulacija prilygsta Milvokio įtvarui. Tai galima parinkti kaip ir alternatyvų. Na ir išvados, tai neuroraumeninė stimulacija naudotina gydant progresuojančias idiopatinės skoliozės jau nuo 20 laipsnių iki 39 laipsnių. Kaip ir kalbėjom, nuo 40 jau stimulacija nebetaikoma ir jinai nėra pakankamai veiksminga, reikia jau kitų gydymo metodų. Nors pirminiuose tyrimuose skelbiama apie neuroraumeninę stimulacijos naudą, klinikiniai įrodymai apie stimulacijos skoliozės sergantiems pacientams naudą yra kol kas nepakankami. Senesniuose tyrimuose stimuliacija buvo taikoma ilguoju laikotarpiu, kas šiandien nėra tiesiog praktiška. Remiantis dabartinėmis žiniomis, neuroraumeninę stimulaciją galima naudoti trumpuoju laikotarpiu ir derinti su kitais neinvaziniais gydymo metodais, kaip pavyzdys su aktyvia kineziterapija, aktyviu pratimų atlikimu. Siekiant išsiaiškinti neuroraumeninės stimulacijos poveikį, vis dar reikėtų atlikti tolimesnių tyrimų būtent su skoliozės atvejai. Taigi čia matome literatūros šaltinių sąrašą, kuriais remiantis buvo parengta šios paskaitos medžiaga ir informacija. Na ir visi projekto dalyviai, kurie dalyvauja šio elektros stimuliacijos projekto įgyvendinime, medžiagos rinkime ir medžiagos pateikime. Taigi, ačiū už dėmesį.